2026 metais kai kuriems žmonėms į rankas gaunamas darbo užmokestis gali sumažėti, net jei alga nepasikeitė. Tai gali nutikti dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio pokyčio. Neapmokestinamas pajamų dydis arba sutrumpinta NPD tai atlyginimo dalis, nuo kurios nereikia mokėti gyventojų pajamų mokesčio. Kuo NPD didesnis, tuo mažiau mokesčių mokate. 2026 metais keičiasi darbo užmokesčio riba, nuo kurios NPD nebetaikomas. Daliai žmonių, kurie uždirba nuo maždaug 2600 iki 2800 eurų per mėnesį, NPD mažėja. Todėl ši gyventojų grupė per metus gaus 80 eurų mažiau dėl padidėjusio GPM. Tuo tarpu NPD didėja tiems gyventojams, kurių mėnesinės pajamos yra maždaug nuo 1000 iki 2500 eurų. Ši gyventojų grupė per metus gaus 135 eurais daugiau dėl sumažėjusio GPM. Svarbu žinoti, kad metų pabaigoje NPD perskaičiuojamas ir jis gali būti sumažintas, jei gyventojas papildomai gavo kitų pajamų, apmokestinamų gyventojų pajamų mokesčių, dividendų, nuomos pajamų, palūkanų, dovanų, pajamų iš vertybinių popierių, prekybos ir kitų. Išsaugokite šį video, jis gali būti jums naudingas ateityje.